No. Hey, what is happening here? Đây. Labas rytas. Kas per šūdas baravykas? Nu ką, nauja dienelė, vėl pasiėmėm tripirčius numavom šitos. Tik tais turi problemą, baisiai skauda, kažkaip įtraukiu. Ir kai įtraukiu oro, plaučių belia kaip skauda. Ir dabar varom pačią blogiausią veiklą, ką tu gali daryti, kai tau skauda taip plaučius. Į Drakono kalną lipti, 500 laiptų į viršų taip. Nu tai jau tikrai po šito pasigausiu plaučių uždegimą, nežinau, tikiuosi, kad nesusirgsiu. Bet aš pats debilas, kad aš taip darau dabar, kad lipu tenais. Nu bet reikia, ką aš žinau. Nu bet negaliu įkvėpti oro. Da, yra. Nu ką, bet Drakono kalnas laikykis. Sergantis domas pareina į tave. Užlipau tą įbanutą kalną. Tik problema, čia hebros belė kiek žmonių. Tipo nenormaliai. Ir fainiausia dalis ten. Bet ten užlipti reikia 100 žmonės apeiti. Iškirstas reikia visus. Nu va ir paskėm Drakono galvą. Prikolas šitokio vietoje Drakonas pastatytas. Nu tik aišku saugumo standartai, kad Lietuvoje pastatyti tokį Drakoną ant kalno ir kad žmonės vat, per tokius šūdus galėtų prie jo vaikščiot. Nu čia be šansų visiškai. Nes čia jeigu jau paslysti, tai vyniojas normaliai. Aišku, mano batai čia irgi nelabai tam pritaikyti. Šiaip vis yra keliauti, nereiks sportuoti. Realiai savaitę 3-4 tokius laikus pasidarai, nu ir viso, kaip 3-4 treniruotės lengvos. Tokie kletkiukai tokioje vietoje išsilipę. Čia jau vaikų teisėm reikia skambinti, ne? Ką čia tėvas tau leidžia? Aš manau, augina tikrus karius tiesiog. Aurimą Valajevičių augina. Aurimą Valajevičių ir Aurimytę Valajevičiūtę. Su tokiais batukais čia per lengva, sakyčiau, biškai yra. Atlėkėm nuo laikytiną objektą, bet kad uždarytas. Su dėžėm užgrūdo įėjimą į keivą mūsų. Alio, kas per schemas. Bet mūsų nestebės kažkokios 2 bananų dėžės. Jis ilgas, bet labai siauras. Tai pats tas, ne? Kas čia? Paukščiukai čiulba? Ai, ne. Čia tokie vietnamiečiai balandžiai. Taip, tiesiog į keivą įlindom. Hatelė keivė. Čia įdomu ją pastatė ir išskaptavo iš to pačio akmens. Nu, tokiam gyvent prikolas būtų. Opa, ką per langelį matysim? Daug aukso. Reikia eit surinkt. Žiūri, ne faina. Labai plaučius skauda. Negaliu giliai oro įkvėpti. Ir šiandien tiek laiptų. Man per daug laiptų šiandien. Nu, šitas objektas turėjo būti. Taip, labai wow. Labai instagraminis. Įvertinčiau kaip gaidys. Bля, einu, girdžiu kažkas šneka. Pasižiūriu, Gabris, bet užsilipęs kažkur ten. Normaliai neturi ką veikti. Lenda į skylę, viso. Nu gerai. Ate, Gabri. Taip šūdnai jaučiuos. Savijauta dabar 3 iš 10. O tas, tai jisai gerai jaučiuos, tai jisai mane tempia visur varyti, viską veikti. Aš maks, ko nenoriu, tai kažką veikti dabar. Noriu mėgoti, atsigulti ir gulėti tiesiog. Taip, eini tiesiog ramiausiai, nei vieno žmogaus aplinkui, pist laužas dega. Nepalikit ugnies be priežiūros. Opa. Dabar jums bilietą. Dabar turėsi baltą bilietą. Man kaip skauda juoktis, negaliu žvengti, plaučių skauda. Ramon. Nu, kurią renkamės kaip savo laivo kapitonę. O šiaip, kodėl vien tik moteris yra kapitonės? Čia moteriškas darbas. Yeah, 2 people. 3, route 3. Yeah. Opa. Hey. Čia mūsų komanda bus. Nu, aš jau matau irklai, kad yra sudėti ir žmonėm irkluoti. Tai man jau nepatinka. Nu gerai. Valtį jau tvirtesnė, biški rimtesnė tokia. Tokias gaidiškas vietas, įsėdami valtį, atsėdam už galo per vidurį, nei pafilmuot kažką. Nu, karočią. Gaidiškas vietas, ir vėl darbino, vėl irklas davė. 300 štukų sumokėjau už įėjimą, kad praplaukdintų man ir pačiam davė plaukti. Irklas toks. Bambukas ir čia kažkoks tai plastiko gabalas pririštas su vėlom. Nuveikia. Nu čia normaliai žemai. Eik, na, čia taip rink. Valtis virsta. Čiūt negavome galvą. Lenkiam, sako, atsargiai lenkitės. Išgyvenam. Nu čia be kapitonės tai nieko. Akinių nenubraižiau. Subraižiau akinius, nu na. Gerai, kad akinius palėtė, o ne galvą. Nes būčiau galvą subraižęs. Čia tokioje vietoje praskelt galvą nebaisiai norėtų. Bet tai kaip čia instaliacija visur padaryta, elektra pravesta visose vietose.
Toks keivas kilometrinis po vandeniu prikolas. Po vandeniu, jo. Po vandeniu. Eik tu na. Juokauju. Ir išlindom į džiunglės visiškai tiesiog aplink žolynai. Ir į antrą skylę vėl. Matau, šiandien be skylių mes niekur. Hang Vanki 400 metrų. Bazaras netrodo natūraliai. Nu ką, dirbam vieną darbą. Nu gerai, aš vienas pats nedirbu, visi kiti dirba. Bet aš tik kadrą greitą padaryčiau ir varau toliau dirbti vėl. Labiausiai vieną darbą dirba ta moteriškė už manęs. Šaunuoliai jinai. Tai jau pinigus gauna. Bazaras. Temple? Ok. O, girdėjot, varom žiūrėti Temple. Thanks. Opa. Nu ką, aš žinau tą Temple. Jau manau, kad manęs nebenustebins tikrai. Aha, nu rimta. Sausainiai labiau stebina už tą Temple. Tu pažiūrėkit, čia sausainėm prikrauta. Jūs ponai gerai gyvenat. Čia kažkaip man fainiau atrodo viskas už tą pagodą. Man pagodas biškį nusiperst. Sigupėm, antras dublis. Paleidau naują Temple. Manau, kad vėl nusišikino Temple bus. Šventykla tai gal ir gaidys. Bet tas ženklas ant grūdako. Plius rep. Nu, tipo, locationas fainas, bet stipriai per daug žmonių ir per mažai atrakcionų. Dabar reikia šiaip gražiai išeiti, kad tipsų nepalikti, nes čia turbūt tikisi labai daug iš mūsų. Opa. Gamun. Sorry, nepykite manęs labai, bet aš studentas, neturiu aš tokio biudžeto dar. O dabar varom pavalgyti Mišelinų restoraną. Nu gerai, bet namas įsitikinau, kad yra saugus iš tikrųjų. Išvarėm 3 valandas su valtim prasiplaukti, rakčiuką palikau spineliai, nieks nepavogė, nieko nenutiko. Bet namui plius rep. Pirdos visai dienai gaunasi 2 eurai šiam parai. Nu ką, labas rytas komanda. Atlėkėm šiandieną jau su autobusu 4 valandas iki kelto. Dabar jau pakritom čia į keltuką. Tikiuosi girdit, ką aš šneku dabar per tą užimą laivo. Bet plaukėm į pagal viską gražiausią vietą Vietname. Nu taip turėtų būti bent jau pagal viską. Čia prikolas toks matau. Nėra tilto per visą upę. Tiesiog funikulierius ar konvejeris. Kas čia, nežinau, kaip vadinasi, čia karučiai. Ir tiesiog per visą upę. Nuo pat ten iki ten kelia taip gražiai visus. Các bạn cho mình mượn passport để đăng ký lưu trú nhé. Okay. Nu čia kaip už 2 eurus PM, kurortinė miestelė. Tai čia pasaka su privačiu dušu tuliku. Gražiausiai turbūt, kur buvom. Gerai, ką čia čiumpam. Visai skaniai atrodo. Sorry, how much? Sorry. Hey, mister, how much? Sorry. Hey, sorry. This is good. Hey, sorry. Sorry, hey. Sorry, mister. Hello. 30? Okay. Nežinau, iš balkono išlindo, bet plika, namie kainas papasakojo visas. Atlikėme vieną geriausių bičų, Kadba saloj. Šiš, koks vaizdas. Gerai, dabar pradedam visų pirma, nuo tavo atmazo, kodėl tu neini mautis? Aš sergu. Kaip? Sergu? Bet laukia šilta. Ne, nu iš tikrųjų tai aš vakar tatuiruotę pasidariau ir su GPT šnekėjau, sakė, jokiais būdais neik. O tai kurioje vietą tatuiruoti? Aš dar nemačiau parodyti. Spausinti mane. Nu, Vietnamo tatuiruotė. Aha. Vietnamas, O tai kas tau trukdo, pavyzdžiui, eiti iki čia atmautis? Aš sergu. O tatuiruoti rankoje tai laikyti? Aš sergu, žinai, dėl to čia. Nu, man GPT neleido jokiais būdais. Aš vakar negalėjau pakvapuoti, vapšė, kiek skaudėjo man plaučius, o dabar maudyti. Aš negaliu taip. Gerai, tarkim, priėmėm atmazą. Let's go. Aš valgau popkornus. Davai, gerų maudynių.
Ir mes varom mautis, mes nepasiduodam. Šiaip nepasakyčiau, kad labai šilta, nes dabar tik 2, kol Lietuvoje -12. Mes pripratę prie Bankoko atram 2. Mes pusantro mėnesio nesportavę, dabar blogiausiami turbūt šiaip savo esam. Maksai traukės einam. O pažiūrėkit, čia kažkokie C+A. Tu mažytė. Koks šaltas tu durnas. Eik tu na, čiort. Pala, į mūsų žmonės žiūri, koks šaltas vanduo. Bet jūs pažiūrėkit, koks čia vaizdelis. Oi. Nežinau, kiek čia toli galima eiti. Vėliavų nėra. Gelbėtojų irgi. Ten kažkur Domas sėdė. Greitai čia perėmiau vlogerio veiklą, kol jis popkornus valgo. Parašykite komentarus Domas popkornas, kad žinotų, kad mes jį nepalaikom už tai, kad jis eina mautis. Bet jis kažko mazą turi gerą, bet vis tiek Domas popkornas. Vaizdelį tokį, mes šį čia gyvenam ten pačiam viršui. Parodysim footage iš balkono, neparodysim, nes čia labai negalim tai filmuoti, labai private. Šiaip 5 žvaigždučių viešbutis, viskas įskaičiuota, ten gali kai nori gerti, viską. Nu taip, paskutinės dienas nusprendėm pasilepinti. Domui dovaną davai, paimsim. Gaudyk. Čia tau dovanėlė. Čia yra jūrų agurkas, gali valgyti, jis valgomas. Aha. Nelabai skanus. Nes mėlynas dar biškį irgi. Geriau negu popkornai, ar ne? Ne, popkornai geriau buvo. Taip skreis suvalgiau, dabar dasimaučiau su tokiu. Bet vanduo koks šiltas, aš sakau, tau reikia tikrai nuvaryti. Iškart pasveiksi. Gerai, varau, tada išjung kamerą. Kitas kartas, kaip Domas maudasi. Blina, akmenį tokie aštroki biški. Čia jeigu jau kristum, tai prasismėgtum normaliai. Abudu su tapkėm. Vėl pas abudu. Batai ne pats geriausi haikinimui. Kažkas yra? Ne, aš matau, čia kelias yra normaliai. Durnas, bet aš pats vis laikiausi. Aš mačiau, kad jis tvirtai stovi. Galiu pačiu galvoju. Prieš 3 nusėjom normalių keliukų. O dabar tokiais. Yra open world. Džiugrių karaliai. Aha, nu faina. Ble. Nu kažkaip lipti viršų fainiau biški. Nu gerai, iš džiunglių išlipom. Lipti viršų verta nebuvo. Bet bent už tas pastangas paspauskit like ir subscribe davai. Arba tiesiog parašykit komentaruose, ar verta buvo tenais lipti ar neverta. Jee, žiūrim saulėlydį tokioje vietoje. Jee, faina. Tau faina? Viskas, tiek žodžių. Čia tokie projektai prie vandens statomi. Bendrai stato visą naują kvartalą, kokį 100 namų. Ir baigia stybininkai darbą, visi gražiai lipa laiptukais. Nu tipo, ant jūros kranto Vietname tokį turėti kurortiniai saloj. Nu faina būtų. Dabar turėtų dar visi tie darbuotojai važiuoti su pirdom namo. Ant pirdos po 3-4, tai pamėginsiu pafilmuoti, pagaudyti momentą. Opa, 4. 4 vėl nulėkė. Vėl 4 bachūrai lėkė. Nu gerai, čia užteisi, ne taip įdomiai. Labas rytas, šiandieną varom į kur? Į kruizinį laivą. Jeee! Tu nešnekus, ne šiandieną. Nu gerai, nešnekėk. Nu pasisveikink bent jau žmonėm. Čia visas paslydas, ne? Nu pasisveikink žmonėm. Labas rytas. Nu nežinau, sako luxury cruise. Patikrinti man, kiek čia luxury. O po kalėdinę eglę turim. Viso, toks luxury sėdim prie stalo. Tuoj apsuksiu, parodysiu hebros, kokią sėdim. Man patinka. Gerai, sėda mūsų hebro. Mūsų hebros amžius tai maždaug mūsų kartą 10. Slaptas footage, kaip kapitonas vairuoja laivą. Su kojytėm dirbam, bachūras. Nu ką, hebra. Vilnius, -13. Sausio 13 dieną. Ir tokie vaizdai. Ką čia reiškia, ką čia reiškia? Reiškia, kad turit paspausti laiką, manau, ir subscribe. O jeigu iš tų dviejų nepadarot,
Parašykite komentarus, koks šūdinas video, gerai? Man reikia algoritmus, kad papušintumėt. Gerai, pirmas sustojimas. Žvejų kaimelis kažkoks. Aha, čia yra daug mažyčių žuvyčių. Ir jos turėtų masažiuką padaryti. Nu ką, maunam batus savo. Atidarom šunis, paleidžiam į laisvę. Nu, dar tokio dalyko nesubandęs. Davai duodam pasimėgauti šitom žuvytėm. Ui, koks šaltas vanduo. Paskanau, kad tikrai skanės pėdos, žinokit. Turbūt vienas skaniaus, ką estragavusios. O čia įdomu, šiaip sveika yra ar nelabai sveika? Prisirinko čia tų žuvų normaliai, patinka mano šunys joms. Šiuo metu yra sausio 13. Sveikinu visus sausio 13. Laisvės gynėjų dieną. Švenčiam. O įdomu, jeigu kažkokias 3 paras tas kojas laikyčiau įmerkęs, galėtų iki kaulo pravalgyti man tą odą žuvis ar ne? We are in fish massage now. And I wonder if I would hold my legs in there for like 3 or more days. Is it possible that they could eat my flesh until my bone? No, that won't happen. These fishes cannot eat healthy flesh. They only eat dead skin cells. Tipo šitie monstrai čia bus mūsų transporto priemonė dabar. Kaip čia POV dabar įtaisyti tokį gražų. Gražus POV. Tikiuosi, kad gražus, nes jeigu negražus, kitokio neturiu kaip padaryti. Nu ką, važiuojam? Oble, nu vat. Su Dvirka paskutinį kartą važiavau, nu kažkokius 7 mėnesius turbūt. Gerai, visai faina, buvau pasilgęs šitą jausmą. Toks pirmas person vaizdas. Rūdžių daugiau negu nerūdžių ant dviračių. Taip su ramiausiai važiuoji, tokie vaizdai aplinkui. Ką negyvenimas, ką. Labai impurtas ta kamera dabar vaizdas. Nes pati kamera tai čia skraido. Ir čia ta kamera reikalų yra važiuoti. Vieną ranką filmuoti, kad važiuoti. Ne, aš noriu POV daryti. Dabar klausimas visiems žiūrovam. Kiek yra 2x2 plus 4 minus 13? Kas parašo teisingą skaičių komentarus, tam, belembački, ką čia tam, parašysiu asmeniškai šaunuolis. Nu ką, ble, atgal į savo luxury cruizą. Oi, čia jau lėkštės padėtas. Ko toks laimingas? Faina? Ir čia apgavo mumis, maistelio dar nebus, sako, pirmą maudynės prieš maistelį. Tai čia turim tokį basiniuką, džiakuzį. Negalima. Nu tai bazaras. Biškį pamirksim. Čia turbūt tiek seniorų prieis šitą vietą. Ui. Galvau, šilčiau bus. Džiakuzis vonios vandens šilumos. Nu gerai, dar džiakuzija su tokiais vaizdeliais aplinkui varyti neteko. Ir visas šitas turistas visos dienos. Tik tai 2 eurai kainavo. Dar turėtų būti ir jūros gėrybių pietukai. Karoči, turėtų būti faina visai. Opa, dar mužgytė pajungia, pasaka, bet gausi, kad paraitą jungia lauk. Lengvas bairis. Kaip vadinasi, šlapenka be E. Šlapanka. Nu ką, įvyko tragedija. Pačiu blogiausiu momentu. Nulūžo stikas. Nebežinau, ką daryti dabar. Kamera tik iš rankos galiu filmuoti. DJI. Šitas stikas jau kaip 5 eurų kainuoja. Tokia netema. What the fuck, kaip taip visai. Ne faina, neužskaitau vapšė. Okay, that's nice. Gali būti. Nu tu, Gabrieliau, kietas esi. O aš tik žiūriu iš kranto ir pavydžiu, nes negaliu maudytis. Nu ką, jūros gėrybių pietus, pirmą kartą gyvenime tokį dalyką ragausiu. Austrės, nu čia tai apšiau aukštuomenės maistas. Žuvis. Vidutinybės maistas, salotas. Debilų maistas. Skanaus. Nu ką, nauja pramoga. Atlėkiam su kajakais prisplaukti. Pas manęs tik stikas nulūžęs, tai tipo rankų laikyti į kamerą biškį šūdina. Nu bet toks gyvenimas, reikia iš padėties. Sūdinas. 6 mėnesius kaip pagyvenę Azijoje, mano vadisėlį vadinasi. Aš šitas triukę šiandien pirkau, kad Lietuvoje per minus 20 žiemą vaikščiočiau. O dabar čia... Prie plus 20 vaikšto. Nu ką, nu turiu striukę. Aš tikrinu, ar veikia jinai. Žinau, fainu, geras stilius, ne? Gerai atrodo, manau. Aha. Čia augina austrės. Nu ką čia dėdė parodys, nes kol kas nieko nerodo. Are you ready to see? Ai, čia tinklas. Con này nó to quá nên là không thể. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Aha, nemaža. Ne, kaip čia per kamerą parodys, nežinau. Tai nežinau, kaip čia metras ant centimetram KMC-mų dydis. Now it's have about
60 to 70 kilogram. Nu, bet kad tinklą laiko tiesiog, kad parodyti turistams žuvį, netema vapšė. Dabar esam vandenį, bet sausumoj. What the fuck, kaip taip įmanoma? Nes esam ant valties. Savaime aišku, jo. Nebent jums neaišku, tada paaiškinu, kad valtis taip ant vandens plaukia ir jinai neskęsta. Tai va, tikiuosi dabar jau aiškiau. Kaip tu irkluojas nesunkiai? Nesunkiai irkluojas? Gerai, pakajakinom, užtenka, supratau, kad kajakingas jėgų reikalauja. Tai man per sunku, nenoriu aš. Nu ką, ir aš vakar uždarėme tokią lengvą potą čia padarė pas mumis laive. Nu taip, kažką lengvai čia pakrimsim. Prie saulėlydžio. Biški kalorijų, kad nutištume visi. Nu ką, ten kol visi kaip paršai prie stalo renkas, pažiūrėkit. Čia sakė, yra pats gražiausias vaizdas viso šitoj vietoj. Vėžlio sala. Atrodo kaip vėžlys. Nu, čia jeigu labai gerą vaizduotę turi, gal ir atrodo. Nu ir viskas, baigės tripas. Liūdesys, bet ką, keičiam liūdesį judesį, varom pajudėti. Opa, gaman. Obuoliukų vietinių vietnamiečių davė. Blia, čia hostelė kaimynai indusai, ahujelinė. Dainuoja naktį. Normaliai jiems? Nu, darys ar nedarys? Ne, toliau muzoną leidžia. Einu receptionui pasakyti, kas čia per atsilupėliai. Yo, what the fuck is up, hebrytė? Ką, šiandieną jau esu Hanojui. Vakar toks nusikalęs šitą turą grįžau, iš karto kritau į sapną. Ir, nu ir viskas, šiandien atsikėlėm, atlėkėm į Hanojų. Nieko nefilmiau, nes užsisęs buvau, dar to stiko neturėjau. Dabar susiradau Hanojui stiką. Žinau, turėjau už tokią kaip popierinę biškį. Sunku, greitai ChatGPT paklausiu. Ką pasakys, tai darau? Ok. Lemas. Daug pinigus, kol jis skaičiuos, paimsi maišį ir pabėgsi. Ok, so 1.4 cash and rest QR code. Ok, gaman. Can you... Thank you. Gamu. Taip, į KFC atėjo ramiausias draugelis. Ką tu, kolega, kaip gyvenimas? Faina tau čia? Mes dabar esam KFC ir atėjo šuo. Tai gal mes čia šunį valgom, net ne vištą. Nu ką, paskutinę dieną Hanojui biškį liūdesys, bet atlėkėm uždarimui į patį populiariausią spotą visam Hanojui. Tai yra Train Street, žodžiu, traukinys, kur tu sėdi prie traukinio, per tramcėm ir traukinys pro tave taip pravažiuoja. Tai taip čia atrodo visą gatvelę. Einu kažkaip užkilti ir... Nu ir žiūrėsim, kas čia gero. Ką čia eilutės sudarys biškį? Lâu. Sorry, I mean, excuse me, stop. What? Lâu. Please, stop. Lâu. I'm not. Khách tua từ rồi từ We're getting scammed here. Yeah, I know. We're getting scammed. Lâu. Hey, what is happening here? Đây. Dangerous Đang area? hội cũng từ. Pikta močiutė, kas darot? Cà phê bia. She want to invite you go to her coffee shop. Would you like go to her coffee Yeah, shop? but we're going to go Yeah. on our own. We're not going to Yeah. tip. Should we walk up here? If you want to walk, I show you another entrance over there. I have another entrance. No, this is the easiest one. But why to cannot walk in. enter I think here? she don't know how you walk. You see. They just went. Hey lady, why you're doing this? Excuse me, stop. Lâu. Stop. Tokia močiutė. Lâu. Baltijos kelią laiko. She wants money to be brought to a fucking coffee shop, so we can't get in. Coffee shop is over there. Yeah, I know If that's you- her coffee shop. If you don't want to see her coffee shop, you can walk around over there. Have another entrance. You can go up and through the coffee shop if you want. But why she has like her own entrance? Exactly, you're laughing. Come on. Exactly, you're laughing. Come on. Bà cho nó đi. Hai thằng bây giờ không nó đẩy. Opa, subaizarinam, let's go. Jo, nu šiaip ne taip besiderinam. Tokia močiutė stovi prie vartų tiesiog ir neįsileidžia į vidų. Sako, eikit į mano coffee shopą, arba eikit lauk tiesiog. Normaliai čia taip vyksta Vietname viskas. Nu gerai, viskas, dabar įsimetėm. Varom ieškoti vietų, kur prisėsti. Nu ir žiūrim, kas čia gero. Toks gaidosas ant bėgių vaikšto ramiausiai. Nu, pats cigariukus pardavinėja. No, gamun.
Viskas, inspektorius dirba, prižiūri. Visi ant tų bėgių dangtelius deda nuo alaus. Aš kadangi geliuko neperku, geriau Sprite. Opa, tema. Visi ragelis ištraukia, visi iki vieną filmuoja. Opa, pareina visas. Koks tai didelis. Vaik, tu iš čia mumis užkliudys atrodo. Kaip sierti. Toks atstumas iki traukinio. Nu gerai, atrakcionas yra neblogas. Užskaitau traukinį tikrai. Jis jau priartėjau prie pat, aš jau peršikau truputį. Traukinys. Kai popierius, tai jis per daug plonas, net neįmanoma nieko daryti jam. Suvalgyt gal, nežinau. Atsisisu, nu va, kodėl tokia fake emocija pas tai dabar. Jis antrą kartą darau. Nu ką, hebra, karočią, viskas vyksta pas manęs gyvenime ne pagal planą kaip visada. Buvau Vietname ir turėjau video užbaigimą daryti jau užkart Lietuvoj. Bet taip gavos, kad atvarėm į Abu Dabį, turėjom persėdimą Abu Dabyje. Nu ir galvoju viską, kaip ramu paimsiu ir išskrisiu. Išskristi, Gabris išskrido, o manęs lėktuvą nepriėmė kažkodėl, ten sistemoje klaida įvyko ir netilpau lėktuvą. Tai dabar turiu parą laiko Abu Dabyje ir Gabris išskrido, tai likau vienas apšė Abu Dabyje. Tai nežinau, varam žiūrėti, ką tas Abu Dabis čia turi pasiūlyti. Nu ką aš galiu pasakyti iš tikrųjų, kol kas Arabų Emiratai nepatinka man. Atvažiuoti oro uosto iki centro miesto 2 eurų kainavo, Vietnamo kainom, tai čia vapšė koks kažkaip pripratau, kad taksas jau tolimiausias 5 eurai. Tai irgi biški nefaina. Aš Abu Dabį, tai taip, žinai, negaliu skūstis. Dar dabar, kai šitą vietą ateičiau, kur atėjau, irgi ten patikros visokius viskas. Pratikrinu mikrofoną, ten mes sako, negalim su mikrofonu eiti. Nu ir ką, o kur mes atėjom? Štai čia kabo didysis Abu Dabio pimpalas. O kas čia per laikrodis? Gal nuspaus man čia tą raudoną mygtuką, ką jis daro? Kaip iššokčiau į tą baseiniuką, vėl pimpalai. O, nu biški ir technologijų yra, tokioje vietoje gali savo 3 šiam videką iššauti. Būčiau nebidžiai iššaučiau. Tai viską paaiškinsiu to jau pat, už maždaug 10 sekundžių. O dabar, ką žinau, vaikštų čia aplinkui prie to pastato. Nu tikrai gražu. Turbūt vienas gražiausių pastatų, kur aš esu matęs. Mane su architektūra nustebinti yra sunku, man biški neįdominai. Nu bet čia tikrai kažkas tokio įspūdingesnio buvo. Nu ką išteigiau iš tos vietos, atėmė mikrofonus, viską, aš galvoju, Maika atėmė, tai tipo, nu su kamera galėsiu pašnekėti, pafilmuoti kažką. Šneku, filmuoju, atėjo sauginis prie manęs iš nugaros. Hey sir, come with me. Atėjom į kažkokią tai location tenais slaptą. Dėdė toks šeichas su tokiu kostiumu baltu sėdė, sako, show me the footage. Pažiūrėjau footage'ą, sako, negalim išnekėti kamerą šitoje vietoj. Ištrynė visą mano footage'ą. Tai dabar viskas, kas karočią. Grūzas, per daug čia griežto viską Abu Dabyje, kol kas nepatinka man čia. Karočią, kol kas čia tai biškinė tema. Tik atvariau oro uoste, pirmas pasigavo mane prieš einant, iškraustė, sako, tik čia nusivedė į kambariuką kažkokią tai slaptą, iškraustė visą kaupaką, viską, o aš tada buvau gudžiai viską sudėjęs, kad viskas tilptų. Ne, jisai viską, full, ištraukė tiesiog, viską pražiūrėjo, nu ką aš tenais viešos purvinus triusikus koinės, sužiūrėjo, sudėjo atgal, viską sako. Oi ne, nieks nesudėjo, iškraustė, man tada sako, okay, you can pack that up. Viską, pats atgal dėjausi, ten gal 2 minučių, kad vėl gražiai viskas būtų. Susidėjau, išėjau, tada sumokėjau 2 eurų už taksą, atlėkiau čia. Nu ir ką, aš žinau, dabar esu čia, prasėjau pro tą šūdą visą. Nežinau, dabar reikia pasigauti internetą, nes neturiu vapšė Wi-Fi'aus, neturiu šis mobiliųjų duomenų. Tai reikia dabar rasti, kas turi internetą čia. Nu ir tada jau reikia žiūrėti, ką čia toliau mąstyti jau. Bet jau tipo, main dalyką tokį pamačiau, liko tik tais šūdai tokie. Tai toj pagaunu kažkur intiką ir bandau ieškoti, ką čia toliau veikti. Nepatiko iš tikrųjų, kad neleido su garsu filmuoti viduj tenais. Aš ten tokį fainą footage'ą prifilminau, atėjo, sako, trink laukan. Nu ką, radau intiką, kur daug, aš kad McDonald'e. Pažiūrim, ką čia užsakiau. Buvo parašyta Big Breakfast. Apelsinų sultis, sakyčiau, medium labai small, net ne medium, o labai small. Big Breakfast, pažiūrim, kas eina į Big Breakfast. Oho, nu va čia tai dydis, to, kad dar nematęs.
Ir dar tokį va bulvių gaidį kažkokią. Už viską 6 eurai. Man Vietname labiau patiko. Nėra čia kelių padaryta vaikščioti pieškom niekur. Visur taksą reikia imti. Ble, taksas 2 eurų, aš nenoriu to takso imti. Pisau aš ant Abio, žinau. Abu Dabio. Aplinkui, kur eini vien tik greitkeliai, bet niekur nėra žmonių kelių. Alio, aš tik paprastas žmogus, kuris nori pasivaikščioti po jūsų miestą. Nu, kviečiu turbūt taksą, nežinau, ką čia toliau daryti. Aš jau nevilti esu. Tom kupaku vaikštų aplink tą 9 pasaulio stebuklą. Hello. Sorry, Hebra, aš jau pisės biškį ant to Abu Dabio, bet atvažiavau į main train stationą, nusipirkau kortelę, turiu kortelę, varau ieškoti dabar, kur čia ta bus stationą man ir kur važiuoti, nes kol kas vapšiai nieko nesuprantu. Aš sakau, pisau ant Abu Dabio, tikrai, nėra pats mėgstamiausias mano miestas ir tikrai net nepatenka į top kokį 50 mano top mėgstamiausių miestų. Už autobusą tiketą sumokėjau 10 eurų. Einu čia dabar kažkur tai va per centriuką, nu tipo dangoraižiai. Bet daugiau, bet dangoraižiai tai nieko, jobnutas miestas Abu Dabis. Jau pečius skauda nuo kupako vaikščioti visą dieną. Nerekomenduoju čia važiuoti, pasakysiu jums. Kol kas esu Abu Dabyje 5,5 valandas, išleidau tiek, kiek Vietname išleidžiu per 2 dienas. Aplankiau vieną lankytiną objektą, į kurį įėjimas nemokamas. Vietname aš už tiek galėčiau Michelin restoranuose valgyti, visur su taksais važinėt, dar kokias porą veiklų nueit, smučių šaut. Ne, jeigu Vietnamas va čia, tai Abu Dabis va ten po žemę, vapšė net nesimato. Tokios čia būdos autobusams laukti yra, įkritau. Kad autobusas atvažiuoja, neįsivaizduoju, sėdžiu laukiu, nežinau, kiek lauksiu, 10 minučių, minutę, valandą. Opa, atlėkė mano autobusas. Eik tu na, koks jis pilnas, tu durnas. Galvau, normaliai važiuosim kaip žmonės. Einu, aš čia žiūriu tuos visus žmonės. Nu ir čia visi žmonės tokie baisus, vyrai vis kažkokie kočėlai. Nu nežinau kodėl kočėlas man, bet man ne visiškai kočėlai. Pažiūrėkite, aš du kočėlus praeina. O moteris man visos tokios laumės. Nežinau, čia šiaip tokie visi baisus žmonės. Tai pasidariau išvadą, kad kuo šalyje yra baisesni žmonės, tuo turtingesnė visi. Tai manau, kad reikia biškį keisti mūsų taktiką viršiavimuose. Reikia kuo baisesniems žmonėms visiems vaikus daryti, kad visi būtų žiauriai baisus Lietuvoje. Bet tada turėsim pinigų daug. Nes kas šito grožio, jeigu blogiukai esam visi, ką? Nežinau, čia jau bele ką šneku. Abu Dabis už Nežinau, kelintą kart per šiandien video sakau. Nu, bet rimtai, baisiausias miestas, kuriame buvau. 10 iš 10 nepatinka. Visur statybos aplinkui. Vien tik kočėlai vaikšto kažkokie tokie va. Dangoraižiai, vėl statybos. Nu ir aš čia vienas pats gražuolis vaikščiu toksai. Bandysim kažkaip šitą pilį užeiti dabar. Pagal informaciją, kurią turiu, yra seniausias pastatas visam Abu Dabyje. Pažiūrėkite šitą gražuolę, kur eina. Apie ką aš žinau, kokios čia vyra, moteris visos. Tai va čia maždaug Abu Dabio standartai, sakyčiau, 7, 8. Ai, nu faina tik būdelė, ne? Statybvietė. Tai kaip man gauti bilietą, alio, Hebra? Kas man parduos tiketą, Hebra, alio? Aš noriu bilieto, Hebra, į šitą neįdomią pilį, alio. Hello, where can I buy tickets? It's closed there. Festival starting tomorrow. Tomorrow? Today closed? Today closed. Ah, shit, okay. Okay, thank you. Nu, va, ir neužeisiu šitą gaidišką pilį. Rytoj atsidaro. What the fuck, aš per visą miestą, per šitą visą šūdnestį važiavau, kad aplankyti šitą šūdiną vietą. O šitą šūdiną vietą, sako, ne šiandien šūdė, bet kad iš būdelės būsnės neatrodo, kad rytoj pasiruošę atsidaryti. Noriu į Vietnamą. Oi, tu ką čia užmačiau taip vietoje eidamas? Taip, ramiausiai savo miesto centre, Kupranugary gyvena. Nu ir ką, problemų nėra. O jei kažkam yra, tai čia jūsų problemos, ne mano. Ir ne Kupranugarių tikrai. Kupranugaris, pats tu Kupranugaris. Kupranugaris. Kaip man, labai čia manęs pikts visi. Jeigu perėsiu gatvę, ne per perėją. Aš pusę metų gyvenau Pietryčių Azijoje, tai aš ten taip pripratau. Įdomu, čia tai priimtina ar nepriimtina. Lešp, jeigu baudą gausiu, tai riebė tikrai. Geriau riebė negu liesa, nes liesa tai pfu, o riebė. More than 80% of viewers aren't subscribing, so it's time for you to subscribe to the channel and check out all of the videos. Thank you! Ir tiems, kurie nesupranta angliškai. YouTube channel को subscribe ना भी आते हैं, so in like and follow the video, subscribe to Abu Dabi ना. Kol kas, kiek žiūrėjau čia Abu Dabyje, radau 5 veiklas, ką galima per dieną nuveikti. Iš tų 5 vieną rytoj atsidaro, vieną atsidaro vakarą, kai aš jau turiu išlėkti,
o vieną užsidarė 12 val. Dienos kažkodėl vapščiai iš oro. Nebeatsimenu, dar turiu kažkokį lankamą objektą ar nebeturiu. Nežinau, bet dabar pamačiau, kad esu netoli jūros. Einu prie jūros. Varome prie jūros, kur nemiega vakarai. Ir vapščiai taip dainavau, kažkaip kitaip vadinasi. Čia vis taip melstis varo į bažnyčią. Nu ne bažnyčia, kaip čia vadinasi, Meka? Čiūju. Šiaip Meka galvoju labiau turėtų būti meksikonų meldimusi vietą, o ne musulmonų. O gal ir ne, bet čia kaip visi varo atsakingai. Šaunuoliai. Nežinau, aš jau beleka bazarinu su jumis. Bet jeigu jums patinka, tai parašykit patinka. Jeigu nepatinka, tai pūskit iš kanalo, ko jūs čia žiūrit. Pirmą dieną per pusę metų esu full dieną be Gabrio. Tai biškai jaučiuos laisvas toks, žinot, mane jis įvaržė. Nes aš negalėtų ten prieš neikėt normaliai, ką noriu. Nes tik pasakau nesąmonę ir man iš karto per zubus. O dabar esu vienas laisvas kaip paukštis. Ką noriu, tą ir bazarinu. Degradacija man prasidėjo. Alio, Abu Dabi, kas yra? Kas yra Abu Dabi? Tokia tema, varom prie jūros. Vamos a la playa, a mista maja. Ambirazi žešta, sonce fiesca. Čia copyrightą gausia, ne? Kad ir kaip buvo sunku, aš pasiekiau šitą jo paplūdimį. Pažiūrėkit, kaip gražu, kaip faina. Aš noriu mėgoti, na. Bliamba, čia šiandien tos meliuko pakritau. Valandikiai, taip nulūžau, taip gerai pasnaudžiau. Aišku, čia mane galėjo apvogti, nurengti viską šitoj vietoj. Būčiau likęs gyventi turbūt Abu Dabyje. Pamėgau, jėgų atgavau, varom ieškoti interneto, nes čia aš sėdžiu be interneto. Maks, ko aš čia neplanavau iš tikrųjų tai pamėgoti, bet atsiguliau ir tiesiog išjungė visiškai. Hello, is it possible to connect to the internet here? Oh, thank you so much, you saved me. Pirmą vietą iš kokių 30, kur galima intiką pasijungti. Nu, na, aš paskutinės 2 valandas tiesiog vaikščiau visur ieškau, kur intiką pasijungti. Supratau, kad visą laiką reikia slaptai filmuoti. Bazaras kokius 4 kilus praėjau intiko ieškodamas, kokį 20 kavinių praėjau. Visi, no have internet. Tik pajungiau kamerą, iškart paderino. Faina, dabar varau kažkur, net nežinau, jau norėčiau oro uostą, bet tipo dar turiu laiko, gaila. Ai, na, šitą dieną iš tikrųjų Abu Dabis. Arabų Emiratai irgi skaitos tipo Azijos šalis. Ant kiek skiria šalis Azijoje? Čia tokie, ten tokie vartai. Bet čia jeigu saulė taip uždengčiau. Tokie vartai. O ką Vietname? Šiukšlynas, bet Vietnamas fainiau vis tiek. Ką žinau, kas čia? Nu tipo, o, auksinis pastatas, o, sidabrinis pastatas. Vietname kalnai gražus. Man Vietnamas vis tiek fainiau. Vietnamas, Tailandas, Laosas, kol kas viskas lenkia Arabų Emiratus. Emiratas esu pirmą kartą, nu ir sakau. Nu gerai, neslėps, tikėjausi kažko labiau, wow. Čia tipo, jeigu labai gerai įsižiūri šeichą, matai kažkokį tarp tų kamoliukų padarytą. Abu Dabis, what the fuck, jūs tiek pinigų turit, pasitikit kalnus, miškus, nu kažką, nežinau, dabar pinigai, mašinų, šimtai, painvestok biškiai moteris. Nes šiandien mačiau mašinų gerų, daugiau negu gerų mergyčių. What the fuck, taip neturi būti tikrai. Kur, ar čia galim painvestuoti? Tu, aš sudėliosiu planą, čia Dubajui. Padarykit, kad viskas būtų pigiau, painvestuokit į gamtą biškį, padarykit kalnų, miškų, džiunglių, dar kokių šūdų, keivų biškį, painvestuokit į mergytės, nu ir į internetą dar biškį, kad būtų nemokamas visur, nes aš šiandien vaikščiau, šiandieną bendrai nuėjau šiandien 14 km, iš tų 14, kokie 8 buvo tiesiog intiko ieškant, tai painvestuokit biškį intiką, nu ir viskas, nežinau, čia perversmą galim padaryti Emiratuose, man į prezidentus reikia, alhamdulillah. Taip, turiu matyti siluetas čia dabar žmogaus. Nežinau kaip jūs, aš tai nieko nematau. Nežinau kaip jums šitą vietą, bet man tai čia šūdo gabalas visiškai. Dar prie manęs priėjo apsauginis prie to, kol stovėjau. Atėjo, sako, su kamera filmuoti galima, tik šnekėti kamerą negalima. Tai visų pirma, what the fuck, o antra, what the fuck. Kad gaidista, čia jūs tatūla, ką čia negalima. Karočią, Abu Dabis, aš nežinau, čia aš esu per daug pesimistiškas. Nu ar čia rimtai gaidinas visiškas, what the fuck, ko čia žmonės važiuoja. Aš lėkiau pavalgyti vendis, nes rogavęs lapšė. Žinau šitą amerikonišką gaidį. Dar aš čia manęs klausit, ką aš čia paskabinęs per tokį gaidį, ne? Tai nupirkau vietnamiečką kepuriuką,
Šuniukui savo lauktuvių. Prikolas, kaip mano, tiks ar netiks jam toks kepuriukas ant galvytės? Manau, kad tiks ir patiks ir nešios kiekvieną dieną. Transitionas žiaurus. Nu ką, sveiki komanda. Grįžau į tą lietuvėlę, žinokit, pasakysiu, neįmanoma čia gyventi, čia klimatas, tai čia vapšė neįmanoma gyventi čia. Toks ir klimatas, jo. Ką aš čia galiu papasakoti, nežinau, baigęs mano kelionė, viskas esu jau lietuvėlį, savo klaipėdėliai. Aišku, vaizdai ne Tailandas, ne Vietnamas čia. Aplinkui sniegas, čia Vadanės upė užšalusi. Ką žinau, prikolas. Tai, nu ką aš jums galiu pasakyti. Baigęs mano šitą kelionę, tikiuosi patiko jums visiems, nežinau, man tai baisiai patiko. Tas pusmetis toks tai visiškai atitrūkus nuo realybės. Gyveni savo, kažką keliauja Azijoje, 10 kilometrų namų, nieks nerūpi. Geras, iš tikrųjų, pusmetis patiko man. Patiko ir jūs, kad mane žiūrėjote, iš tikrųjų, ačiū jums visiems labai. Aš mano kelionės dabar nesibaigė, už savaitės nuo dabar, kur filmuoju šitą videką, jau turėčiau būti Ispanijoje ir pradėjo daryti videkus iš ten. Tai jeigu nuo to laiko, kad dabar yra įkeltas videkas, jau yra praėję gal, nežinau, kiek 3 mėnesiai, gal 2 mėnesiai, kažkas tokio. Ir nuo to laiko, kad dabar žiūrit, už savaitės nebus įkelta videko iš Ispanijos, tai man kažkas nutiko, nežinau, į avariją patekau, gal lėktuvas nukrito, kai skridau į Ispaniją. Kažkas, žodžiu, man negerai. Tai tikiuosi, kad viskas man gerai ir tikiuosi, kad vlogai pareis. Nežinau, ką aš tai Ispaniją prikūkinsiu, nes tikrai tokio kontento, kaip kad buvo Tailandė, Vietname, Laose, nepavyks padaryti. Nu, bet Ispanija vis tiek ne Lietuva, vis tiek kažką pamėginsiu pakurti. Tikiuosi, kad dabar kuo toliau įsivažiuosim, sniego gniūžtis efektas vis didės. Ir pavyks pramušti, nežinau, planas yra per ateinančius 3 metus galėti jau gyventi iš kontento. Ar tai pavyks, nežinau. Už 3 metų nuo šito video kilimo pažiūrėsiu ir arba žvengsiu iš savęs, arba sakysiu: maladėts, 20 metų įdomiai, gerai tu čia galvoji. Ačiū, kad žiūrit jūs mane, myliu jumis kiekvienam asmeniškai dėkoju. Ir viskas, vlogų serijos iš Tailando, Vietnamo ir Azijos šalių baigėsi. Pareina naujas etapas, o šitam etapui sakau: ate, varom į savo winter beaterį ir varom pašert. Pasiklausykit, kaip dirba varikliukas.